pažintis labai svarbu, pas mus rinka yra nedidelė ir vieni kitus pažįstam, tai jeigu tu gerai sutari su žmogum, aš manau, kad yra daug šansų, kad tu su juo dirbsi kažkada. Tai esi dirbęs su žvaigždėm ir vis dirbi. Taip. Kaip tau pavyko prie jų prieiti? Kaip tau pavyko jas atsivesti ir tada susidirbti? Nes tai nėra, kad vienkartiniai projektai. Tai apie tave parodo, kad jeigu tu dirbi pastovėjau, kad, tu geras. Gal, aš nežinau, gal. Geras. Humble pabūsi. Bet iš tikrųjų, tai manau, kad padėjo apskritai požiūris į mūsų visą tą rinką, sakykime, tos, populiarius žmonės, sakykime taip, žvaigždės. Koks požiūris? Kad aš labai jų neišaukštindavau, sakykime, jeigu tu susitinki su tuo žmogum ir bendrauji, tai aš jo nematau kaip to žmogaus, kuris renka didelės auditorijas, ten, koncertus daro, renginius ir panašiai. Aš matau kaip atlikėją, kaip kūrybininką, su kuriuo aš galiu padaryti kažką, kuriam aš galiu sukurti kažkokį fainą projektą, kur mes kartu galim kažką gražaus sukurti ir panašiai. Tai manau, kad labai svarbu tas bendravimas, manau, kad svarbu tas matymas truputį kitomis akimis, kai žiūri ne kaip fanas ar kažkoks gerbėjas, o kai žiūri tiesiog iš profesinės pusės arba net galų gale kaip iš draugiškos draugas.